Kartais mes pajuntame, kad mūsų gyvenime yra sumaištis ir norisi susitvarkyti, tarsi susitvarkyti vidų. Tuomet žmonės sako, man reikia pabūti su savim. Tai tų pabuvimų formų su savim yra visokiausių. Aš kadangi labai mėgstu vesti rekolekcijas ir tokias vienos dienos atsivertimo dienas, noriu pateikti tam tikras gaires, kaip geriau arba greičiau arba tikslingiau per skirtą laiką pasidaryti tai, ką žmogus nori pasidaryti. Jeigu mes žvelgiame į Evangeliją, tai matome, kad Jėzus irgi darė tą patį. Pavyzdžiui, kai jisai jau suprato, kad jis yra Dievo sūnus čia po Krikšto Jordane ir kad jisai turi labai ypatingą misiją parodyti žmonėm, koks yra tėvas, jis net 40 dienų eina į dykumą, atsitraukia nuo visų ir tenai meldžiasi pasninkaudamas. Ir kaip įdomiai, kai demonas ateina, tai kreipiasi į švento rašto žodžiai, sako, parašyta. Ir Jėzus irgi atsikerta švento rašto žodžiais. Ir per tuos 40 dienų Jėzus susipranta, apsisprendžia, kaip jisai vykdys savo misiją, kur jis eis, į ką kreipsis, ką darys. Tada jau misijos metu vyksta įvairūs dalykai. Ir kai kažkas tai nutinka, matome vis parašyta tokius dalykus, kad labai anksti iš ryto Jėzus pasitraukė melstis arba atleidęs minią ir prispyręs mokinius irtis į kitą krantą, jisai vienas pasilieka melstis. Arba pati turbūt reikšmingiausia, stipriausia ir tokia sunkiausia malda yra Alyvų kalne, kai yra toksai pamatinis jau apsisprendimas atiduoti savo gyvybę, tai yra įvykdyti tą misiją iki galo. Tai va šiuo pagrindu mes taip pat ir bažnyčioje organizuojam visokius tokius renginius. Jie įprastai vadinasi rekolekcijos arba dvasinės pratybos, žiūrint, kas jie sukūrė ir sugalvojo. Bet jų tikslas yra labai labai aiškus. Tai vat kas keliauja, ar į vienumą, ar žvejoti, ar į mišką, ar kamino, ar dar kažkokį tai būdą su savim, labai gerai reikia suprasti, ką aš ten ketinu daryti. Nes mūsų galvoje labai daug visokių minčių, impulsų, lygiai kalba Dievas, lygiai kalba sąžinė, bet taip pat mūsų įnoriai, mūsų ydos, mūsų godumas, nes visi dalykai tokie, kurie, iš tikrųjų tarsi drasko mūsų visas šalis ir kai reikia pasirinkti, mes tiesiog tarp jų pasimetam. Kitas dalykas, dėl ko pasimetam, dėl to, kad tavo populiarioji nuomonė, kaip reikia, toli gražu nėra evangelinė. Toli gražu. Ir mums sako, kad tu būk savanaudis, tu žiūrėk, kaip tau lengviausia, kaip tau geriausia, tu žiūrėk, kas tau čia labiausiai tinka, patinka. Ir labai retai, kuris ten draugas ar bendradarbis, bičiulis, su kuriuo žmogus tarėsi, sako, tu ištirk, kas labiausiai yra tave ugdantis dalykas. Labai retai tai pasakys. Sako, rinkis kaip lengviau, bet taip neina gyvenimo kelias. Taigi, kai mes atsitraukiam į vienumą, atsitraukiam tam tikram laikui nuo savo įprastinių užsiėmimų, gali būti pusdienis, diena, 3 dienos, savaitė, įvairiausi dalykai, tai labai svarbu mums nusistatyti pirmą dalyką, ką mes norime ir ko mes norime iš tiesų atsisakyti visų neteisingų, netvarkingų prisirišimų. Nustoti teisinti savo priklausomybės, apsileidimus, kažkokias tai užsispyrimus, ambicijas ir tiesiog stoti Dievo akivaizdą, taip kaip Jėzus eidavo į Tėvo akivaizdą ir suprasdami, kad mes laimingiausi esame tada, kai vykdome Dievo valią, kai gyvename pagal jį, kai mes širdį turime ramybę. Dievo ramybė. Mūsų nebegali draskyti mūsų įnoriai, mūsų ydos, visi kiti dalykai. Ir tada galim ramiai laukti to pasirinkimo momento, jeigu tai yra svarbus pasirinkimas, arba rasti jėgos ir drąsos pasipriešinti nuodėmei, pagundai. Eidami į tokią vienumą, pirmiausiai suvokiame, kad man geriausia yra vykdyti Dievo valią
Ir aš dabar šitą laiką skiriu, kad įsiklausyčiau į visus tuos balsus, kurie aidi mano pačios viduje ir atpažinčiau Dievo balsą, kaip aš jam galiu atsiliepti, pripažinčiau, kur yra nuodėmė, pripažinčiau, kur yra neteisingas mano noras ar kažkoks tai įgeidis, kuris iš tikrųjų trukdo man siekti to galutinio tikslo vienybės su Dievu, ramybės, meilės, vilties, kad veda į konfliktą, veda į kažkokį tai pervargimą, perdegimą ar kitokį išprotėjimą, skubėjimą, nedėmesingumą. Nėra lengva. Nėra lengva tai priimti, nes dažnai mus įtraukia planai, kažkokie tai darbai, rūpesčiai, mes prisikrauname tiek visko vartoti, kad tiek vartojam visokių tenai nusiraminimo, pailsėjimo priemonių, kad vėl pavargstame ir jau nebenorim nei melstis, nieko daryti. Antras labai svarbus žingsnis, ir kai žmonės atvažiuoja pas mane į rekolekcijas ar ateina į tą atsivertimo dieną, kurią aš retsykiais organizuoju, duodu tokią užduotį likti 20 minučių Dievo akivaizdoje ir išrašyti visus tuos balsus, visus tuos rūpesčius, visus tuos nerimus, mintis, kurios eina per mano galvą, ir kad aš turėčiau ant popierių, kad nereiktų vėl grįžti, vėl, čia yra, nėra ta mintis. Tiesiog įvardinu, ar ne, svarstau apie darbo keitimą, svarstau apie tokį santykį, čia įžiūriu konfliktą, čia įžiūriu kažkokį apsileidimą. Čionai savo širdies gelmėj turiu norą daugiau ramybės, daugiau skaitimo, studijų ar daugiau kokybės mano santykėje su pačiais artimiausiais žmonėm. Ar noriu tokių atostogų, kur iš tikrųjų pailsėčiau, kur iš tikrųjų mano širdis, mano siela būtų pamaitinta, pripildyta, ar daugybė dalykų eina per mūsų galvą. Ir tokių visai paprastų, remontuoti namus, neremontuoti, keisti stogą, sodinti sodą, pirkti, nepirkti, parduoti, visą tai kviečiu surašyti į lapą. Į lapą ir sakyti, Dieve, žiūrėk, visi šitie dalykai eina per mano galvą, tu tai žinai, bet tai dabar leisk man susiprasti, kodėl jie per mano galvą vaikšto ir išsirūšiuoti, ką aš ketinu daryti, ką ketinu atidėti. Tai žmonės yra labai skirtingi. Vieni yra žmonės, kurie niekaip negali pradėti arba negali imtis naujo dalyko ir jie atidėlioja net dešimtmečius tokius dalykus, kaip pavyzdžiui susitaikymą, ruošiasi susitaikyti, atsiprašyti, numirė žmogus, nespėjau. Arba nori keisti darbą, jau ten ta situacija nepakeliama, tai vis tiek dirba tol, kol perdega, kol išveža su greitaja arba išsivysto sudėtingos lėtinės ligos ir kol neatsigula į ligoninę. Kiti priešingai yra labai impulsyvūs. Šovė į galvą, padarė, paskui pradėjo galvoti, kokią aš čia nesąmonę padariau, tai ką čia dabar aš padariau, kodėl čia taip dabar reikia atgal atidaryti atgal, bet ne visus dalykus eina. Išėjus kartą iš darbo gali tavęs ten atgal nebepriimti. Arba jeigu aš ten nutraukiau santykius, kažkaip tai kategoriškai išsikoliojau su žmogum, tai jisai gali sakyti ačiū, aš tau atleidau, eik ir atkurti tuos dalykus bus sudėtinga. Žmogus save pažinodamas susirašo tuos dalykus, kurie ir kelia tą sąmyšį, kodėl jisai nori čia atsitraukti ir apmastyti ir ką su tuo daryti. Toliau, kitas dalykas yra išsirinkti prioritetus. Ir paprastai mes esame įpratę susitvarkyti taip prioritetus. Tai pirmiausiai, kad man iš vis daeitų, kas vyksta mano gyvenime, tai man reikia pavalgyti, pirmiau išsimiegoti, pavalgyti, išsivaikščioti, atsiplėšti nuo technologijų, nuo tokių visokių YouTube video klausimų ar dar ten kažkokių tai skrolinimo, pasidėti telefoną, kompiuterį, išsimti visokį triukšmą, trikdį, kad atsirastų ta tyla, kurioje aš galėčiau girdėti tuos visus dalykus, kurie mano viduje yra. Ir kartais ta tyla gąsdina, tiesiog sunku jo išbūti. Ir tada žmogus sako, aš tada geriau deduosi kuprinę ir einu savaitę kamino, tai yra labai puikia praktika, bet jeigu vėl tenai nėra kryptingumo ir aš neturiu to pirminio suvokimo, kas mano gyvenimas, į kurią pusę krypsta kryptis,
Tai ir ten galiu eidama prisigalvoti visokių nesąmonių. Labai dažnai gali ir įgeidžiai mane nuvesti ten, kur paskui aš turiu labai daug klientų kalėjime, kurie va taip eidami pagal savo įgeidžius ne tik laisvės neteko, bet dar ir kitų dalykų neteko, kurie jau yra jiem tikrai labai brangus. Kad aš einu Dievo balso klausytis ir aš nesirinksiu nieko, kas suvokiu, kad yra nuodėmė, kad suvokiu, kad tai negali būti Dievo valia. Dievo valia negali būti jokia priklausomybė, nesvarbu, kad pas mus lošimai legalūs yra. Nesvarbu, kad gali prisipirkti alkoholio ar dar kažkokių tai dalykų ir ar ten, dabar nieko nereikia daryti, pasiemi telefoną ir prabūni 5 valandas, netlieki tai, ką reikia atlikti ir čia nėra nusiraminimo būdas. Čia yra dalykai, kurie žlugdo mus. Susivokiu ir nutraukiu, kad išgirščiau, kas mane stumia į tuos dalykus, kokį man sprendimą reikia priimti, ką aš turiu daryti iš viso. Toliau, kas mums duoda šviesos, man labai duoda šviesos Evangelijos skaitimas ir giluminis apmąstymas. Taip pat labai duoda šviesos, pavyzdžiui, randu Marijos radijo tam tikras laidas. Mano mėgstamiausios yra Irkis į gilumą arba tam tikri įrašai, pavyzdžiui, yra Žuvelė, toksai YouTube kanalas, kur yra įvairiausiom temom įrašų. Tai jau kai aš nurimau, susidėliojau, kas čia man rūpi, ką aš čia noriu daryti, apsispręsti ar susitvarkyti, vis tiek man reikia ne iš savęs, o impulso iš išorės, kad tai būtų Dievo žodžio skelbimas. Jisai gali būti tiesiogiai Evangelija arba kalbėjimas apie Dievo dalykus, tokius, kaip aš čia bandau irgi juos pasakyti. Ir tas impulsas mane gali sunervuoti gerokai, nes man nepatinka, kad taip sako. Taip pat knyga, gili kokia nors religinė knyga, gali taip pat tą impulsą duoti. Arba galiu tiesiog imti kažkokią tai švento rašto knygą, tokią atsitraukimo savo tą rekolekcijų, ar kaip noriu pavadinti dieną, ir ją skaityti, apmąstant ir leidžiant tiem suvirpėjimam iškilti iki gelmės, suprasti, kad tą suprantu, suprantu, šitą suprantu. Tai neretai žmonės ten visko supratę ir dar pasimeldė gerą pusvalandį, taip jau kažkokios tokios vidinės maldos, arba kad ir rožinio sukalbėję vieną ar kitą dalį, ar dar kažkokią tai formą, kokia yra priimtina, pralinksmėja viduje, tačiau to neužtenka, nes reikia padaryti sprendimą. Jėzus, matom, kai išeina kažkur, jis daro sprendimą. Tai kai jisai išeina į dykumą, jis apsisprendžia, kad jisai bus keliaujantis pamokslininkas, neturtingas, nekuriantis šeimos, nestatantis namų, nestatantis šventyklų. Jisai priima sprendimą sunku, nes daug lengviau būtų buvę atsidaryti kokį kromelį, pasistatyti kokį tenai pavėsinę ir aptarnavimo sistemą ir dirbti, prasigyventi, bet jisai nori surasti tuos, kurie yra toliausiai. Kai jam pradeda sektis Kafarnaume, Simono namuose, ten susirenka minios, jisai pasitraukia vienas melstis, anksti iš ryto mokiniai atvaro, sako, visi tavęs ieško, jau atidarom tą savo uabą. Ir Jėzus sako, ne, turime eiti kitus miestus ir kaimus. Priima sprendimą, nepasilieka tame. Tai tokią pasitraukimo dieną aš arba galiu priimti sprendimą, arba suvokti, kad turiu priimti sprendimą. Pavyzdžiui, turiu pakeisti darbą, nes šitas darbas man moraliai per daug kainuoja. Pas mane sukelia per daug vidinio konflikto. Ta tvarka, tie santykiai, kurie yra, man tiesiog yra nepakeliami. Ir tada aš sudedu vėlgi tą savo suvokimą, supratimą į Dievo rankas ir pradedu prašyti, melstis, kad jis man parodytų tą darbą, kur aš juo geriausiai galėčiau sekti. Arba, kad jis man ten kažką viduj pakeistų, pakalbėtų, kad aš suprasčiau, kad šitas darbas ir yra. Čia noriu papasakoti vieną savo nuotykį iš kalėjimo. Aš dirbau kokį jau daugiau negu pusę metų. Ir buvo toks labai sunkus emociškai momentas, ten keitėsi visos tvarkos ir keitėsi vadovai, keitėsi ir aš jaučiausi, kad turbūt jau viskas baigėsi ir man, padirbau, užtenka, pažaidžiau ir jau eisiu lauk.
Ir pasikviečiau jaunuolius kartu į koplyčią melstis ir kartais mes meldžiame su Dievo žodžiu. Ir tada aš tiesiog paprašiau tų jaunuolių, kad jie įvardintų, kokį Dievui klausimą turi. Nu ir jie ten įvardino, gal kažkas apie kažką, aš atsimenu tik tai vieną iš jų, kurie buvo iš tų dviejų. Ir aš įvardinau, aš klausiu Dievę, ar man čia toliau dirbti šitam darbe, ar jau ieškotis kito darbo. Nu va taip va tiesiog. Ir atsivertėm dienos evangeliją, aš jos nebuvau skaičius, ir ta evangelija buvo apie tai, kaip Jėzus nuvyksta į Genezariečių kraštą ir ten du suraskinti, žodžiu, demonų varginami žmonės, kur kapų rūsy gyveno, kur juos ten grandinėm rakino, kad neištrūktų, atbėga šaukdami, Dievas išvaro jų velnius į kiaules, tos kiaulės nugarma žemyn, o miestelio gyventojai atėjo, jie išveja jį. Sako, nenorim, kad tu čia būtum, eik iš čia. Ir jisai, žodžiu, išplaukė atgal į kitą krantą. Ir aš taip aiškiai suprantu, kad Jėzus man sako, nu va, Faustulė, žiūrėk, aš dėl 2 žmonių kėliausi per ežerą, ten va visą procesą darėme, ne? Tai tu va čia, kol tam kalėjime turėsi 2 žmonės, kuriem kažką tai gali padėti, pažinti Dievą kažkokiu būdu. Tai daugiau manęs neklaus. O jau kai nebus tų 2 žmonių, tai tada jau ir galėsi paklausti. Ir man ramu iki šiol, jeigu man kažkas jau nebepatinka mano kalėjimo darbe, ar man ima atrodyti, kad per sunku, ar kad tiesiog atsibosta, aš paklausiu, ar tie 2 žmonės yra, jų dažniausiai būna daugiau negu 10. Ir aš suprantu, kad dar šitos misijos man Dievas neatšaukė. Tai va toks va pasikalbėjimas, užklausimas, išgirdimas ir labai svarbu yra užfiksuoti, užsirašyti tuos įkvėpimus, kurie ateina būtent šitą atsitraukimo tokios maldos laiką. Jeigu labai daug entuzijazmo, tai greičiausiai nėra tas tinkamas sprendimas, tada reikia to laiko daugiau duoti, kad dalykai nusistovėtų. Kitas labai svarbus dalykas – duoti savo ir Dievui laiką. Pavyzdžiui, jeigu mane netenkina kažkas tai, ar ne, aš Dievui išsakau ir savo viduje nusprendžiu kelią, ar ne, kaip darysiu. Tai tam, kuris yra linkęs spontaniškai, labai impulsyviai priimti sprendimus, tai jam reikia susilėtinti, pasisakyti savo, kad palauk, dabar savaitę pagalvosiu, tada pakalbėsiu, tada pirksiu, tada kažką tai pradėsiu. Tam žmogui, kuris yra linkęs atidėlioti, kaip tik reikia, kad va čia jau mano deadline'as, ta diena, iki kurios aš turiu tą pasidaryti, aną pasidaryti ir šitą pasidaryti. Ir net pavyzdžiui, jeigu žmogus jaučia jau, kad turi kažkokią tai priklausomybę, ar nuo maisto, ar nuo piktumo, ar nuo konfliktų, ar nuo bet kokio. Lygiai taip pat tas, kad nuo šiandien daugiau aš niekada nesibarsiu. Tai nesibarsi šiandien, ryto poryt vėl susibarsi, arba nežaisiu kompiuterinių žaidimų, nevartosiu kiekvieną vakarą alkoholio. Gražu, šiandien ryt nevartosi, poryt vėl pavartosi. Nes taip dalykai nevyksta. Tai reiškia, kad pas mane kažkas neveikia, kad aš darau tokius dalykus, kurie slopintų kažkokius mano jausmus. Tai man reikia pirmas dalykas – susirinkti informaciją. Antras dalykas, ta prasme, praktiškai kiekvienos tokios ydos, kiekvienos ydos kelias yra lygiai tas pats 12 žingsnių kaip anoniminių alkoholikų. Ta prasme, kiekvienos dienos ilgalaikis susitelkimas ir darbas. Tai jeigu sakyti, aš nuo šiandien pasveikau, tai nesąmonė. Tai man reikia susirinkti informaciją. Per mėnesį rasiu knygą, rasiu konsultantą, kas man gali padėti, stebėsiu save, rašysiu, kaip čia man kyla impulsai, kaip aš čia ką darau. Tuo tarpu, kai noriu pakeisti, nutraukti santykius, pakeisti darbą, kažką tai, labai svarbu yra įsivardinti, kas tame darbe yra gerai ir kas konkrečiai, arba santykė, kas konkrečiai mane trikdo. Ir man pačiai neretai būna, kai aš susirašau šitus dalykus, tai aš suvokiu, kad trikdo ne kitas, ne aplinkybės. Mano ydos trikdo mane, nes aš ten impulsyvi, aš ten noriu būti tokia, anokia, šitokia, o su šitu žmogumi arba šitomis aplinkybėmis,
negaliu tokia būti. Ir ačiū Dievui, kad yra va šitas darbas, ar šita aplinkybė, ar šitas kažkoks užsiėmimas, savanorystė, kažkas, ar ne, kur aš galiu pamatyti tuos savo trūkumus ir tada susitelkti ne į keitimą, o į savęs ugdymą. Būna, kad suvokiu, jog kažkuris tai darbas, užsiėmimas ar santykis neteikia man jokios naudos, neteikia kitiem naudos ir priešingai gal net kažką tai pateisina arba kažkokį tai apsileidimą maskuoja, kur aš turiu baigti, nutraukti, arba suretinti, arba pakeisti, arba kažką tai išsiaiškinti. Tai va čia apie tų konkrečių dalykų priėmimą. Ir paskutinis žingsnis labai labai svarbus yra sandora su Dievu, nes jisai mus per krikštą atgimdė naujam gyvenimui. Aš ateinu jau padirbus tą darbą su tuo sąrašėliu, su savo nuveiktų vidinio gyvenimo tyrimu ir labai labai naudinga yra turėti dvasios vadovą ar sielovadininką ar konsultantą, su kuriuo galėčiau viską smulkiai aptarti, o aišku, idealiausia, jeigu tai yra kunigas, kur tuo pačiu galiu atlikti ir išpažinti. Ir nes aišku, tada jisai jau giliau, aiškiau matys mano nuodėmių priežastis ir tuo pačiu galės duoti patarimą. Tai šitas momentas yra ypatingai reikšmingas, nes tai yra gydymo sakramentas. Mes esame gydomi tai darydami. Ta prasme, Dievas išlieja neregimą malonę į mano sielą ir man duoda jėgų, mane sustiprina, man Dievas žada, kad nuties tą kelią, kuriuo aš eisiu savo kojytės kilnodama. Į tą pusę, kur aš apsisprendžiau, kur aš pažinau, kad tai yra jo valia, yra jo kvietimas, arba toks mano gyvenimo etapas, kur aš turiu šitaip kažką tai daryti ar ištverti. Ir aišku, viskas geriausia, jeigu baigėsi šventom mišiom, dėkojimu, adoracija, šlovinimu, nes reiškia, kad aš gavau Dievo dvasią, kuri mane paskatino ieškoti tiesos. Aš ieškojau per tą laiką, kurį turėjau, kurį skyriau, padariau darbą, kurį padariau. Tai dabar reikia pasidžiaugti su mano geriausiu kompanijonu Dievu, kuris mane šiame gyvenime veda. Kaip psalmė sako, mane viešpats gano, man nieko nestinga, jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja, leidžia man atilsėti paversmi, manąją sielą gaivina. 23 psalmė labai graži. Pažadas Dievo. Tai tokių linkiu jums susitelkimų, atsitraukimų, arba paprasčiau sakant keletą patarimų, kur galite kažką tai pritaikyti, kad jūsų ieškojimai būtų vaisingesni, nes žinot, jei nelabai aišku, ko ieškai, tai nelabai tada gali ir atpažinti, kad jau radai.